5 skyrius. Kristus mūsų pavyzdys. Juk jūs tam pašaukti, ir Kristus kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis. Jis nepadarė nuodėmės, ir jo lūpose nerasta klastos. Šmeižiamas neatsakė to pačiu, kentėdamas negrasino, bet pavedė save tam, kuris teisė teisingai. 1 Petro laiškas 21 patarlių 21-23. Ši rašto ištrauka kiekvienam nuoširdžiam Dievo vaikui nurodo, kad Kristus yra mūsų pavyzdys žodžiu ir darbais. Mes galime vaikščioti kaip Kristus ir kalbėti, kaip jis kalbėjo. Tai yra ne kojų ar lūpų būklė, o širdies. Iš vidaus iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, godumas, piktumas, klasta, nesusilaikymas, pavydas, pikžodžiavimai, išdidumas, kvailystė. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Morkaus Evangelija 7, 21-23. Nes kaip jis galvoja savo širdyje, toks jis ir yra. Patarlių knyga 23:7. Prieš tai, kai kažkas vaikščios ir kalbės kaip Kristus, jam pirmiausia reikia pradėti mąstyti kaip Kristus. Tai įmanoma tik, kai mes paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklūstų Kristui. 2 Korintiečiams 10:5. Tai neįvyksta savaime. Tai yra ryžtingo pasišventimo veiksmas, reikalaujantis tikslingo ir nuolatinio taikymo, kadangi protas mėgsta klajoti. Visam tam taip pat reikia pasiruošimo, keistis, paliekant buvusį mąstymą ir priimant Kristaus protą kaip savo. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Laiškas Filipiečiams 2:5. Dievas nubrėžė mąstymo liniją. Įmanoma gyventi pergalingą gyvenimą. Ne tokį, kuriame šėtonas neateitų su piktais pasiūlymais. Niekur Dievo žodyje nesakoma, kad žmogus nebus gundomas. Net Kristus buvo gundomas. Bet mes galime neleisti savo mintims pasilikti ties piktais dalykais. Sveikas protas yra suvaldytas protas. Piktos mintis buvo išvarytos pripildant protą teisingomis mintimis. Mes esame informuoti, kokios tai mintis. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, gyriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. Laiškas Filipiečiams 4:8. Jėzaus mintis buvo teisingos. Tai buvo priežastis, dėl kurios jis galėjo vaikščioti ir kalbėti teisingai, bei būti mums gerų pavyzdžių. Kristus kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, kad eitume jo pėdomis. Jis nepadarė nuodėmės. 1 Petro 2, 21-22. Jėzus negyveno nuolat pasikartojančioje nuodėmėje. Jis nesiteisino dėl nuodėmės. Jis priešinosi velniui pagundimui, nors jis buvo kaip ir mes visaip gundytas, tačiau nenusidėjęs. Laiškas Hebrajams 4:15. Jis yra mūsų pavyzdys ir jis yra pasiruošęs padėti mums vaikščioti kaip jis, jo pėdomis. Kas pasilieka jame, tas nenusideda. 1 Jono 3:6. Tai prieštarauja dideliai šių dienų religinių mokymų daliai. Aš tai žinau. Aš taip pat žinau, kad šiandien minios religinių žmonių, net jeigu ir tiki dieviškų išgydymų, yra bejėgiai, kuomet susiduria su tais, kuriems reikia išlaisvinimo, iš ligų ar demonų apsėdimų. Jeigu jūs tikrai norite Dievo jėgos, ši žinia yra verta rimto pamąstymo su malda.
nepaisant ankstesnių nuomonių ar religinių mokymų. Yra priežasčių, kodėl vieni turi jėgą, o kiti ne. Tai nėra dėl to, kad Dievas atsižvelgia į asmenys. Jėga yra tiesioginė tikėjimo pasekmė, o tikėjimas ateina per paklusnumą. Mylimieji, jei mūsų širdis mūsų nesmerkia, pasitikime, tikime Dievu ir gauname iš jo, ko tik prašome, nes laikomės jo įsakymų ir darome, kas jam patinka. 1 Jono laiškas 3:21-22. Viltis yra prieinama visiems ir be šventumo, tačiau tikėjimas ne. Jeigu tikėjimas būtų pasiekiamas be šventumo, tuomet žmonės, kurie niekada nėra matę Dievo, turėtų galę prašyti ir gauti iš Dievo viską, ko trokšta, nes Dievo pažadas tiems, kurie tiki, yra. Ir visą, ko prašysite maldoje tikėdami, gausite. Mato Evangelija 21:22. Taip pat Dievas pasakė, siekite santaikos, šventumo, be kurio niekas neregės viešpaties. Laiškas Hebrajams 12:14. Nors daug religinių mokytojų tvirtina, kad visi nuolat nusideda, kad neįmanoma gyventi virš nuodėmės, kad kol mes šiame pasaulyje turime sudalyvauti tam tikrame kiekyje nuodėmių, kad mes turime kasdien nusidėti ir atgailauti kas vakarą. Dievo žodis vis dar ramiai, paprastai skelbia Dievo įsakymą. Būkite šventi, nes aš esu šventas. 1 Petro laiškas 1:16. Paulius rašydamas korintiečiams skelbia, pabuskite teisumui ir nenuodėmiaukite, nes kai kurie iš jūsų nepažįsta Dievo. Tai sakau jūsų gėdai. 1 Korintiečiams 15:34. Žmonės, kurie randa pateisinimų savo nuolatiniai nuodėmiai, pasak šios eilutės, nepažįsta Dievo. Kokia gėda. Tai įrodo, kad daug žmonių vadinančių save krikščionimis yra dvasiškai užmygę. Jie nėra vedami nei Dievo dvasios, nei žodžio, kadangi dvasios darbas yra įtikinti pasaulį dėl nuodėmės ir teisumo. Jono Evangelija 16:8. O širdyje paslėptas žodis neleis nusidėti prieš Dievą. Psalmė 119:11. Jūs negalite turėti jėgos, kuomet esate užmygę. Pabuskite. Nustokite teisinti nuodėmę. Vaikščiokite pėdomis to, kuris nenusidėjo. Jo lūpose nerasta klastos. 1 Petro laiškas 2:22. Jėzus gydė žodžiu. Mato Evangelija 8:16. Jo žodžiai buvo su valdžia. Luko Evangelija 4:32. Kristaus pasiekėjas gali būti tikras, kad jo žodžiai taip pat gali būti su jėga. Mato Evangelija 21:21. Tačiau jeigu norime, kad mūsų žodžiai būtų su jėga, mes turime kalbėti, kaip jis kalbėjo. Klastos, suktų gudrybių, apgaulės neturi būti mūsų lūpose. Jėzus vaikščiojo dvasioje. Mes jo pasiekėjai taip pat esame raginami vaikščioti dvasioje. Laiškas Galatams 5:16. Galatams 5:19-21 yra išvardinti kūno darbai, kurių nėra vaikščiojančiųjų dvasioje gyvenime. Yra žmonių, kurie savo gyvenimuose prigaudžia kai kurios iš tų kūno darbų, įdėdami labai mažai arba jokių pastangų jos įveikti. Tačiau vis tiek galvoja, kad Dievas turi pagerbti jų žodžius ir maldas ir suteikti jiems stebuklus darančią jėgą. Visgi, 21 eilutė mums sako, kad taip darantis ne tik negaus jėgos, bet ir nepaveldės Dievo karalystės. Kaip gali kažkas netinkantis net Dievo karalystėje tikėtis gauti jėgą daryti Kristaus darbus? Studijuodami šį kūno darbų sąrašą su žodynu, jūs atrasite, kad Dievas išvardino nešvarumą, geidulingumą,
besaikius troškimus, godumą, neapykantą, nesantaiką, ginčus, varžymąsi, pavydumą, žiaurų pyktį, įniršį, nesuvaldomą lėbavimą ir panašius dalykus. Tie, kurie daro tokius dalykus, nevaikšto pėdomis to, kuris nenusidėjo ir kurio lūpose nerasta klastos. Paulius ragina mus nusivilkti senąjį žmogų arba pagal kontekstą kūno darbus su jo darbais ir apsivilkti naujų, kuris atnaujinamas pažinimu pagal atvaizdą to, kuris jį sukūrė. Laiškas Kolosiečiams 3:9-10. Žemiau yra išvardintos kelios kūniško žmogaus, kuris nevaikšto dvasioje charakteristikos. Šis sąrašas, nors ir nepilnas, gali daugą priversti susimastyti. Išdidumas, susireikšminusi nepriklausoma dvasia, nepalenkiamumas arba preciziškumas, garbės troškimas, noras būti pastebėtų, noras būti pranašesniu, didesnio dėmesio savo reikalavimas, pavyzdžiui, pokalbiuose. Ginčai, šneki, užsispyrusi dvasia, nepamokoma dvasia, savavališkumas, nepasivedimas, kietassprandiškumas, vadovaujanti, nurodinėjanti dvasia, kritikuojanti dvasia, irzlumas, neramumas, noras būti kalbinėjamu ir patenkinamu, nesėkmių ir trūkumų iškelimas virš privalumų tų žmonių gyvenimuose, kurie yra talentingesni ir labiau gerbiami. Geidulingi veiksmai, nešventi veiksmai, netinkami meilės jausmai ir familiarumas priešingai lyčiai, nesąžiningas, apgaulingas reikalų tvarkymas, tiesos vengimas ar slėpimas, geresnio nei realus įspūdžio apie save sudarimas, tiesos perdėjimas arba iškreipimas, savanaudiškumas, meilė pinigams, meilė patogumams, tingumas, formalumas, dvasinis apmirimas, susirūpinimo dėl sielų stygius, sausumas ir abejingumas, Dievo jėgos nebuvimas. Klaupkitės prieš Dievą ant kelių ir leiskite jam kalbėti apie šios dalykus ir pateikti jums jūsų pačių sąrašą. Galbūt jūs atrasite daug kitų dalykų esančių jūsų gyvenime, kuriuos Dievas parodys, kad pakeistumėte. Geras būdas patikrinti tai, ką mes darome, kalbame ir galvojame, tai paklausti savęs, ar Jėzus taip darytų. Jeigu taip, jūs sekate jo pėdomis. Jeigu ne, jūs prašaunate pro taikinį. Jūs negalite turėti Dievo jėgos. Jums net gali nepavykti pasiekti dangų. Toks šventumo gyvenimas nėra neįmanomas. Dievas tai įsakė ir tas, kuris jumise pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs. Laiškas Filipiečiams 1:6. Ar yra kas nors viešpačiui neįmanoma? Pradžios knyga 18:14. Dievas pasakė Pauliui, pakanka tau mano malonės. 2 Korintiečiams 12:9. Jo malonės pakanka ir jums. Jeigu jūs tikrai trokštate šventumo, jis nėra jums nepasiekiamas, o be jo jūs niekada negalėsite dalyvauti Dievo stebuklus darančioje jėgoje.